Iš Turkijos iki Lietuvos su mašina važiuojam. Įstrigom mes pasienį. Įstrigom dėl to, kad lietuviška mašina buvo per ilgai Turkijoje ir ją tiesiog nenori išleisti. Tai, tipo, eit pėsčiom. Įdomiausia tai, kad Turkija nėra Europos Sąjunga ir jie prisigalvojo savo taisyklių. Kad išsiaiškint viską su mašina, vienu momentu mes turėjom praeiti į kitą korpusą. Iki jo eiti velnias žino kiek, velnias žino kur, bet įdomiausia, kad pro jos praeiti, tu turi praeiti tokius vartus. Per tus vartus tave turi praleisti Turkijos pareigūnas. Mes stovim prie tų vartų, 3. Stovi dar kažkoks gruzinas šalia mūsų. Ir aš pradėjau jo klausti, kada jie mūsų įleis. Sako, kada norės, čia Turkija turi priprast. Pastovėjom nes maždaug dar 10 minučių. Praleido tik vieną iš mūsų, Ieva. Mes Ievos sienį pralaukėm maždaug valandą. Jinai sumokėjo ten gan nemažą baudą, bet ačiū Dievui mūsų išleido. Įdomiausia, kad viso šito galėjo ir nebūt, nes taisyklės tokio dalyko tai nėra. Nu tai išvažiavom, bet Ieva, kai buvo ten viena, tas pareigūnas pradėjo tiesiog ją češinti. Jinai maždaug va čia pasakoja, kaip yra. Būtų mano pasas, jisai tai va priešais kompą jį pasistato. Tada su kažkokiu, nekasi su kažkokiu tiesiog. O aš stoviu per tokį langiuką, ten sušalus, tokia, gerai čia, blogai. Dokumentą paskaitą. Paklausė, kalbi turkiškai? Ne. Sakau, labai blogai. Sakau, čia problema? Pyk. Nu tai next stop mūsų yra Bulgarija.